Kodėl man patinka pasyvių pajamų ETF-ai, covered call ETF-ai, tai atsakymas labai paprastas, kai rinkos krenta ir mes matome, kad pavyzdžiui pagrindinės pozicijos, pagrindiniai indeksai čiuožia žemyn dviženkliais skaičiais, tai sakykime tas pats QYLD ETF-as, kurį aš turiu ir kurio pats turiu nusipirkęs už 30 000, jisai sučiuožia tik tai keliais procentais, plus jisai moka man pasyvias pajamas. Tai šitoje vietoje mažesnis sviravimas, pasyvios pajamos. Jeigu palygintume tai su trigubos sverto ETF-ais, tai tie sučiuožia nežmoniškai į apačią ir vėlgi tas volatilumas gali reprezentuoti mums geras įsigijimo galimybės. Tai vėlgi sprendžiam patys, bet šiai dienai rinkoje prasidėjo po truputį išpardavimas. Tai jeigu norit pradėti, tai tą galite padaryti per vertybinių popierių sąskaitą, nors rasit profilį ir dar galite gauti akcijų bonuso pavidalu. Tai pelningo investavimo, geros pradžios, na ir tikiuosi, kad idėja apie pasyvias pajamas visgi patiks labiau palyginus su svyravimais pagrindinių tiek indeksų, tiek svertinių fondų.